Mauzerį, atsibodo tą politiką. Pakalbėkim gal mes apie Romos katalikų teorinės galimybės. Prašom. O tai ką čia kalbėčiau? Aišku, gerus visus 2000 metų, tai ką mes čia pasakysimės? Pasimista ausų kepuraitė kaip popiežiaus šitą balaklavą. Taip, klausiau jūs, ką norėt pašnekėti. Vat čia jums yra viskas aišku. O pavyzdžiui, man buvo baisingiausias smūgis, kai popiežius Pranciškus pasakė, kad Darvinas buvo teisus, kad evoliucija įrodyta. Tai kaip man dabar jaustis? Tai čia yra tiesa, kad aš reiškia išsivyščiau iš beždžionės? Popiežius taip grubiai to nepasakė. Kas yra evoliucija? Tai žmogaus tapsmas žmogumi iš beždžionės. Ir Pranciškus šitą pripažino. Tai jūs man dabar pasakykit, kam reikėjo šitiek per inkviziciją prideginti žmonių? Kiek erdvmetrių ąžuolo buvo sunaudota visiškai tuščiai? Kiek raganų buvo priskandinta maišuose absoliučiai be reikalo? Kiek Galilėlis galėjo aiškinti ir jį pato galvą jo prikalė prie sienos, kad jis nematytų, kaip žemė sukasi? Kodėl reikėjo tada iš Kopernikovo atimti teleskopą savadarbį, kad jis pro jį nežiūrėtų? Tai reiškia, visi tie žmonės buvo eretikai, o visi tie eretikai, reiškia, buvo teisūs. Ir dabar Pranciškus pripažįsta didįjį sprogimą? Ir ką? O tą, kad bent jau mes, Šeškinės Turgelio nacionaltautininkai, šito niekada nepripažinsim. Ko, didžiojo sprogimo? Kad lietuvis išsivystęs iš beždžionės. Kad ten dėl to didžiojo sprogimo tai vėliai nematė, ten mūsų galvos neišneša. Bet biologijoje tai mes lietuviai tikrai stiprus esam. Visada buvom lietuvaičiai stiprus. Ir aš aplamai skaitau, kad reikia atšaukti iš pensijos Ratzingerį ir vietoj to apskystablaužiaus Pranciškaus pasodinti Ratzingerį tenai į ofisą. Tas tai tikrai tokių nesąmonių niekad nepripažino. Buvo kietas vyras, nebereikalo Vokietijos. Sunku su jumis diskutuoti, bet Dievas vis dėlto iš kažko tai turėjo žmogų pagaminti, iš meteorito nepagaminti. Tai pasiėmė beždžionę ir sako, tobulėk, keisk kailį. Tai gerai, iš kur mes skylė, kas yra mano protėviai? Orangutangas? Gavrila? Ar šimpanzė? Ne! Mes lietuvaičiai renkamės meteoritą. Mes atėjom nuo žvaigždžių.